Labą dieną, mėly mamos be dramos žiūrovai ir žiūrovės, klausytojai ir klausytojos. Ir šiandien mamos be dramos tinklalaidės yra, nuotolį mes esame, dėl to, kad svetė mūsų yra mama Galina, kuri yra Otavoje. Labą dieną, Galina. Labą dieną. Gal galėtumėte pati daugiau prisistatyti? Aš labai mėgstu, kai žmonės patys prisistato, kas jie tokie yra, nes tada pamatau, kas žmonėm svarbu, kas rezonuoja ir apie ką jie norėtų papasakoti. Tai pirmiausiai, atliepiant tinklalaidės temą mamos be dramos, tai norėčiau pasakyti, kad esu 2 vaikų mama. Vienai mano dukrai vardu Izabelė, jai yra 25 metai, o sūnui Juliui 8 metai. Taip pat esu diplomatė. Šiuo metu laikinai sustabdžiau savo karjerą, savo darbą, dėl to, kad mano vyras Egidijus buvo paskirtas Lietuvos Respublikos ambasadoriumi Kanadoje. Ir šiuo metu mes su sūnumi jį lydime čia ir padedame jam atstovauti Lietuvai. O jeigu kalbant apie mane kaip apie žmogų, apie mano domėjimosi sritis, tai tikriausiai geriausiai mane apibūdintų tai, kad mano gyvenime man labai yra svarbu, kad būtų galimybė eiti į priekį, galimybė siekti žinių. Ir iš tiesų esu labai didelė gerbėja tos mokymosi visą gyvenimą koncepcijos. Ir ją, tiesą sakant, įgyvendinu, nes mokausi visą gyvenimą, viskas kokius vidutiniškai 7 metus vis grįžtu į universitetą. Ir tiesiog taip gyvenimas susiklosto. Ne todėl, kad aš tiesiog esu neapsisprendusi ir šokinėju nuo vienos temos ar specialybės prie kitos, o tiesiog viskas labai vyksta nuosekliai. Dirbi vienoje srityje, prisireikia žinių, naujų žinių ar papildomų žinių ir tiesiog tada nematau geresnio kelio, kaip sugrįžti į universitetą. Tai mano tas kelias prasidėjo nuo studijų Vilniaus universitete, nuo lietuvių filologijos studijų. Kodėl lietuvių filologija? Tai todėl, kad aš esu lenkų kilmės ir mano gimtoji kalba yra lenkų, bet man visuomet labai patiko lietuvių kalba, žavėjo jos skambesys, melodingumas ir ta istorija, kad lietuvių kalba yra viena seniausių pasaulyje, tiesiog negalėjo nežavėti ir aš labai norėjau ją išmokti ir labai norėjau, kad ji taptų mano antrąją gimtąją kalbą. Tai pradėjau studijuoti, tuomet tapau vertėja po studijų ir vertimo to darbo metu man tiesiog pasirodė, kad man reikia daugiau žinių šitoje srityje, profesionalių, tai baigiau vertimo studijas. Tuomet, jeigu trumpai, tiesiog išsipildė mano didžioji svajonė ir aš dalyvavau konkurse į japonų kalbos studijas ir japonų vyriausybė atrinko mane ir iškeliavau studijuoti japonų kalbos. Fantastika. Man tuo metu tai buvo tiesiog kažkas iš tikrųjų nerealaus. Ir studijų metu labai daug bendravau, studijavau su kitų šalių diplomatais ir pokalbių su jų metu kažkaip man taip pasirodė, kad tas diplomato darbas yra be galo įdomus ir be galo svarbus. Ir taip pat man atrodė taip, kad turiu tam darbui reikiamų savybių. Bet savybėmis, bet reikia ir žinių, nes diplomato darbas iš tikrųjų tai apima tokį platų lauką, kad tu turi turėti tų žinių. Tai vėl sugrįžau į universitetą, į VU TSPMI ir ten baigiau tarptautinių santykių ir diplomatijos magistrantūrą. Dalyvavau konkurse ir nuo to laiko pradėjau po studijų jau dirbti užsienio reikalų ministerijai. Po to dar buvo studijos darbas Japonijoje, kadangi vyras buvo išsiųstas vėlgi į Japoniją, į rotaciją į Japonijoje ir ten man labai pravertė tos japonų kalbos žinios ir ten buvau įsitraukusi į Lietuvos pristatymą kaip turistinę kryptį. Ir tuo metu man pasirodė, kad būtų man labai gerai daugiau žinių apie tai, kaip
iš marketinginė prasme tinkamai pristatyti Lietuvą kaip produktą patrauklų užsieniečiams. Todėl, kai išvykome į Airiją, kai vyras buvo paskirtas ambasadoriumi tenai, įstojau į Trinity University College ir ten baigiau verslo studijas, būtent skaitmeninio marketingo krypties. Tai viskas taip labai natūraliai dėliojasi, rutuliojosi ir galiu pasakyti, kad aš tas žinias įgytas skirtingose universitetuose ir pasaulio šalyse, būtent diplomatinėje tarnyboje 100% panaudoju. Labai. Ačiū, kad pasidalinote, nes iš tiesų jūs esate puikus to mokymosi visą gyvenimą pavyzdys, ar ne? Ir kaip gyvenimas labai gražiai gali pakreipti, studijuoti vieną ar kitą ir tiesiog mums reikia įsiklausyti ir eiti tą kryptimį. Ir taip pat, jūs esate buvusi diplomatų šeimų asociacijos prezidentė, ar ne? Be viso kito. Man atrodo, kad tai irgi labai vienijančios pareigos, kur būrė tą diplomatų bendruomenę, nes man atrodo, kad mes visuomenėje labai dažnai įsivaizduojame diplomato gyvenimą, tai tokį, truputėlį kaip šou, nuostabų, blizgų, eini į audiencijas pas karalių, į priėmimus su nuostabiom suknelėm, ar ne, ir kalbėsi, ir netgi aš esu atkreipus dėmesį, kad netgi filmai tą sustiprina stereotipą ir tą tokį įsivaizdavimą, ar ne, nerodo to kasdienio darbo ir kasdienio šeimos gyvenimo. Tai gal jūs galėtumėte trumpai papasakoti apie tai, ką reiškia tas diplomato kelias, kokie yra diplomatų tikslai, koks tai darbas ir ką tai reiškia šeimai, nes vis dėlto labai daug diplomatų yra mamos, diplomačių yra mamos ir kaip tas gyvenimas diplomato dera su motinystė ir su šeima? Čia yra sudėtingas klausimas ir iš tikrųjų, kai buvau asociacijos prezidentė, tai yra tekę girdėti įvairių patirčių ir gerų, ir sudėtingesnių, bet šituo atveju, kadangi jau nebesu prezidentė, tai negaliu kalbėti visų vardu, gal galiu pasidalinti tik tai savo patirtim. Tai paprastai sutuoktiniai žino, kas yra jų sutuoktinis, kad tai yra diplomatas ar ne, ir koks laukia tas gyvenimas. Tai tas gyvenimas yra toks, kad be viso to, ką paminėjote ir be tos išorės, kurią mato visi, tai yra kilnojimasis iš vienos šalies į kitą. Tiesiog įsivaizduokit, kad jūs beje žinot, jūs tai irgi patyrėt tokį gyvenimą, tai kad kelerius metus reikia susipakuoti visą savo turtą ir tiesiog keliauti į kitą šalį. Tai taip pat reiškia sutuoktiniams tiems, kurie negali dirbti nuotoliu, tai reiškia, kad jie turi atsisakyti savo darbo laikinai. Taip pat galbūt sėkmingos karjeros. Vaikams tai reiškia, kad jie turi pakeisti mokyklą, kad jie nebesimatys kiekvieną dieną su savo draugais, su savo giminaičiais. Tai reiškia, kad visas bendravimas irgi persikelia į nuotolį ir tai tiesiog savos įprastos aplinkos nuolatinis keitimas į naują aplinką. Tai kaip tai reaguoja šeimos, vėlgi priklauso nuo kiekvieno žmogaus. Vieniems toks, galbūt galima pasakyti, klajokliškas gyvenimo būdas labai patinka, nes čia yra nuolat kažkas naujo, kažkas, ką gali išmokti, pažinti, sužinoti, o kitiems yra truputėlį sudėtingiau, bet tiesiog, man atrodo, reikia šeimoje kalbėtis, reikia girdėti vienas kitam ir nebijoti pasakyti, jeigu galbūt dėl ko nors blogai jautiesi, ir tiesiog reikia ieškoti bendrų sprendimų. Be to, vėlgi, svarbu ir kad sutuoktinių atstovai galėtų apie tuos rūpesčius, iškylančius rūpesčius irgi kalbėtis ir su ta pačia mūsų ministerija. Ir labai iš tikrųjų džiaugiuosi, kad ministerija įsiklauso ir
iš tų pokalbių, asociacijos pokalbių su ministerija išėjo toks tikrai labai geras dalykas, kad ministerija pradėjo organizuoti išvykstantiems diplomatų šeimų nariams, pradėjo organizuoti mokymus. Ir tų mokymų metu sutuoktiniai sužino daugiau, kokie yra būdai, kaip greičiau adaptuotis, kaip padėti vaikams iš tikrųjų adaptuotis naujoje aplinkoje, kaip išlaikyti tas draugystės, kaip išlaikyti artimą ryšį per nuotolį ir panašiai. Tai čia... Taip. Gal galite truputį papasakoti apie tai ir kaip, nuo ko priklauso, kur paskiriamas diplomatas. Nes irgi man atrodo, kad kai kurie žmonės įsivaizduoja, kad jūs gaunate sąrašą visų nuostabiausių pasaulio valstybių ir renkatės, ar dabar norite pajūryje gyventi, ar dabar norite Azijoje gyventi ir taip toliau ir panašiai. Tai irgi gal galite truputį pasidalinti, kaip vyksta ir kad kartais tai būna visai šeimai netikėtas surprizas, bet net ir pačiam diplomatui. Toks visai kaip netikėtas būtų, tai galbūt ne, nes kai yra paskelbiama atranka, vienu žodžiu, pradžioje yra taip, kad kai tampi diplomatu, tai diplomatinės tarnybos įstatyme yra numatyta, kad turi išdirbti ministerijoje 3 metus, o po to jau būni paskiriamas į pirmą rotaciją. Tai nėra taip, kad tiesiog ateini vieną dieną į darbą ir tau kažkas pasako, kad žinai, rytoj tu keliauji nors į Kanadą arba į Japoniją. Ne, yra paskelbiama bendra vieša atranka ir vietų sąrašas, pozicijų sąrašas, į kurias galima kandidatuoti. Ir tie žmonės, kurie atitinka tą 3 metų darbo reikalavimą, jie gali kandidatuoti. Galima kandidatuoti į kelias pozicijas, todėl nebūna taip, kad aš kandidatavau, tarkim, nežinau, Lenkiją, Latviją, Estiją ir dar kurią nors šalį, o mane paskyrė į Singapūrą. Taip paprastai nebūna, tai vis tiek jau daugiau ar mažiau žinai, o nuo ko priklauso, į kurią poziciją būsi paskirtas, į kurią šalį būsi nusiustas, tai priklauso iš tikrųjų nuo tos pozicijos, kurią tu renkiesi, nuo to, kiek tu atitinki tai pozicijai keliamus reikalavimus. Jeigu ieškomas yra diplomatas ekonomistas, tai žiūrima, ar tu turi tokios patirties, ar tu esi dirbęs šitoje srityje, ar turi šitoje srityje reikiamų žinių. Taip pat tose šalyse, kur anglų kalba nėra pagrindinė, yra reikalavimas mokėti tos šalies kalbą, nes, tarkim, dirbant ar Lenkijoje, ar Prancūzijoje, ar Vokietijoje turbūt būtų sudėtinga išsiversti vien tik tai su anglų kalba. Ir toliau žiūrima irgi vėlgi, kokių gebėjimų reikia toje srityje, nes, tarkim, jeigu ieškoma žmogaus, kuris dirbtų konsulinį darbą, tai yra dirbtų su piliečiais, tai jis turi išmanyti šitos srities teisės aktus ir taip toliau, ir taip toliau. Tai yra atrenkama pagal patirtį, žinias ir gebėjimus. Taip vyksta tos atrankas. Kokiose šalise jums teko pabuvoti? Jūs jau šiek tiek užsiminėte, ar ne, kur dirbote. O kokio amžiaus tuo metu buvo ir yra, ar ne, nes dabar irgi esate ne Lietuvoje, jūsų vaikai, ir kaip vaikams pasakėte, kad išvažiuojate, kokios buvo vaikų reakcijos, kaip rinkotės mokyklas ir, visas, ar darželius, ar ne, kaip vyko tas vaiko relokacijos procesas? Kai išvykome į Japoniją, dukrai buvo 12 metų. Ir ji buvo laimingiausias žmogus pasaulyje, kad ji keliauja į Japoniją, nes kai aš po studijų Japonijoje, aš jai labai daug pasakojau apie tą šalį, mes ir visokias pasakas skaitėm ir visą kitą, ir nuotraukas žiūrėjom, ir laidą žiūrėjom, ir visą kitą. Tai ji sakė, šiaip sakydavo man dar, kai mažytė būdavo, kad kai aš užaugsiu, aš irgi kaip tu važiuosiu studijuoti į Japoniją. Bet čia jau taip, kad išvažiavau anksčiau, žymiai jaunesnė, ir jai viskas patiko. Jai tiesiog nebuvo to, kas jai nepatiktų, ji
patiko mokslas, visokie užsiėmimai, kuriuos ten lankė, mokyklos filosofija patiko, ypač mokykla buvo labai orientuota į, kaip pasakius, į tą socialinę pusę. Jie labai daug lankė ir vaikų namų, ir senelių namų, ir padėjo jiems, tai jie viskas buvo super gerai, iš tikrųjų. Ir už pirmus uždirbtus pinigus jį nusipirko bilietą, jau kai buvo suaugusi, nusipirko lėktuvo bilietą ir nuskrido į Japoniją aplankyti draugų. Tikrai. Kaip nuostabu, geras. Labai graži istorija. Tai jūsų turbūt yra viena iš tų gražiųjų, nuostabiųjų istorijų, kur tikrai galima pasakoti, kaip būna, kai vaikui tinka, ar ne, na, ir tas pokytis, ir ta valstybė, ir ta patirtis būna labai jam miela. Buvo, aišku, ir truputėlį ašarų, bet tos ašaros buvo dėl to, kad ji dar nemokėjo puikiai anglų kalbos. Ir pačioj pradžioj jai truputėlį pritrūko anglų kalbos žinių, kad galėtų rašyti gerus rašinėlius. Ir kadangi ji yra perfekcionistė, tai daugmaž 2 mėnesius verkdavo, kad ji negali sudėti minčių taip, kaip ji norėtų į tą rašinėlį, bet buvo gera mokykla, geri mokytojai ir labai greitai pasivijo ir viskas buvo gerai. O kaip dabar su sūnumi? Sūnui irgi labai čia patinka, jis jau yra pratęs keliauti, nes iš tikrųjų jis gimė Airijoje. Tai 3 metus pagyveno Airijoje, dabar sugrįžęs pagyveno Lietuvoje 4 metus ir dabar atvyko čia į Kanadą. Tai vėlgi pavyko atitaikyti taip, kad jam labai tinka jo dabartinė mokykla. Be galo patinka tai, kad už langų turime labai daug sniego ir jis tiesiog maudosi tame sniege, labai, labai džiaugiasi, tas labai iš tikrųjų daug prideda Kanadai jo akise. Šiaip pavyko jam surasti draugų, nors jis yra toks truputėlį, jis kaip tikras lietuvis, jis nešoka pirmas taip jau labai entuziastingai bendrauti, draugauti, jis truputėlį pastovi šonelėje, pasižiūri, pastebi ir tuomet jau, kai pradeda bendrauti, tai jau tampa geriausiais draugais, gatavas, nežinau, pasiruošęs viską atiduoti, kad tik testų tą bendravimą. Tai tiesiog taip susiklostė, esame labai laimingi ir džiaugiamės, kad abiem vaikam tas iš tikrųjų sąlyginai taip labai ramiai praėjo ir neturėjome tų kažkokių didesnių dramų, galbūt dėl to, kad jie tokie sąlyginai buvo nedideli. Kiek teko girdėti istorijų, tai su paaugliais truputėlį būna sudėtingiau, nes jiem skausmingiau yra palikti savo aplinką ir taip labai daug jų gyvenime visko vyksta tuo metu ir vis dar tie papildomi nauji rūpesčiai ir susirandant draugų ir pritampant mokykloje. Tai nėra viskas rožėmis klota, tiesiog taip susiklostė, kad mums kažkaip kol kas viskas gerai. O sūnus, tai turbūt jau grįžo į Lietuvą kalbėdamas anglų kalbą, ar ne, kai pirmą kartą grįžo mažutėlis. Ir per tuos 4 metus nepamiršo, ar ne, nes dabar turbūt vėl reikia anglų kalbos mokykloje. Jis iš esmės, kai žiūrėdavo televizorių, tai jis žiūrėdavo visokias laideles per YouTube anglų kalbą. Tai jis plus dar ir išmoko rašyti angliškai ir skaityti pats, nes įsijungdavo dar tos subtitrus ir subtitrai žiūrėdavo. Tai nepamiršo, viskas gerai jaučiu. Kai atvažiavom čia, jis jau jokių problemų neturėjo, jis tiesiog labai ramiai, taip natūraliai įsiliejo į tą mokymosi procesą. Nes mano turbūt viena iš tokių nuoskaudų gyvenimą likusių yra tai, kai mes grįžome iš Belgijos, mūsų dukros ir prancūzų ir lietuvių kalbos buvo lygiai to paties lygmens. Tikrai, dar jeigu būtumėm žodyną tikrinę, tai dar nežinia, kuris būtų buvęs turtingesnis, nes jie ir į darželį ėjo prancūzakalbį ir visą kitą ir pamiršo. Pamiršo kalbą, nes mes kažkaip
kažkaip aš nežinau, patikėjau, kad jau ji pakankamai didelė ir nebepamirš, nes ji buvo antrokė ir kažkaip atrodė, kad jau nebepamirš. Ir mes neinvestavome pakankamai, nes dabar žiūrėdama atgal, tai tikrai, manau, ji turėjo turėti mokytoją, su kuriuo būtų palaikiusi tą prancūzų kalbą, tol, kol jau ji tikrai užsifiksuotų apie 15-16 gyvenimo metus. Tiesiog ir į stovyklas Prancūzijoje, ir į visą kitą. Tai man dėl to aš visada labai klausiu apie kalbą ir man visada labai rūpi, kaip vaikai ar išsaugo kalbas, ar pavyksta, nes, tai aš dukrai buvau pasakius, kad, žinai, sakau, čia jau aš prisiemu, kad jau čia aš susimoviau su ta prancūzų kalba, jau pripažįstu kaip čia savo tėvystės, motinystės klaidą. Tai sakau, jeigu tu kada nors gyvenime norėsi mokytis prancūzų ir atsigaivinti tą kalbą, kuri tikrai buvo tokio paties lygmens kaip lietuvių, sakau, tai jau aš tau mokėsiu už tas pamokas ir įsipareigoju jau, kad aš per mane praradai, tai per mane susigrąžinsi tą kalbą. Tai, mūsų dukrai 19 ir ji prieš metus kokius jau baigusi mokyklą pasakė, kad sako, žinai, mama, noriu mokytis prancūzų. Super. Sako, noriu susigrąžinti. Tai man čia buvo toks, kur aš ir dabar visą laiką su ja šnekėdama jos klausiu, tai kaip tau sekasi, ar užtenka tų pamokų, kaip ten viskas pavyksta, nes tikrai įrodžiau savo pavyzdžių, kad tą kalbą galima pamiršti, jeigu per anksti. Ir po to jau domėjausi ir moksliniais tyrimais. Tai iš tiesų net naujausi smegenų tyrimai rodo, kad ta kalba iš tiesų yra pamirštama. Nes man atrodė, kad jinai gal apmirsta, tokia nebegyva, nebenaudojama, jinai iš tiesų yra pamirštama. Čia yra tas pats kaip, miške, ar ne mūsų smegenyse tos sinapsės, tai kaip miške kelias. Kol tu jį mindai ir eini tuo keliu, tol yra tas keliukas. Bet ateik į mišką po 5 metų, jeigu tuo keliu nieks nevaikščiojo, net nesimatys, kad ten kažkada kelelis buvo. Ir reikės iš naujo. Ir gal bus šiek tiek lengviau, bet ne dėl to, kad tas kelelis buvo, bet dėl to, kad įprotis buvo. Tai irgi toks man labai įdomus buvo vieno tokio ispanų mokslininko, labai tyrinėjančio tą dvikalbystę ir pamiršimą. Visai neseniai knygą skaičiau. Ir ten ir parašyta, kad tiesiog, nesakykit, kad prisiminė, nes neprisimena, išmoksta iš naujo. Bet tiesiog, kadangi jau mokėsi vieną kartą, antrą kartą mokytis lengviau. Truputuką. Bet čia iš tikrųjų toks įdomus dalykas, aš kažkada mokykloje mokiausi vokiečių kalbos ir maniau visiškai pamiršusi, bet tuomet po daug metų, gal 20 metų jau praėjo, patekau į vokiškai kalbančių žmonių kompaniją, buvau viename renginyje ir jie pradėjo kalbėti vokiškai ir aš supratau, ką jie kalbėjo. Aš nesupratau atskirų žodžių, jeigu kas nors būtų paklausęs, ką reiškia šitas ar tas žodis, bet aš supratau, apie ką jie kalbėjo. Bet labai įdomi tokia patirtis, tai manau, kad jūsų dukra žaibiškai išmoks. Tai čia, kaip sakant, kad jūsų žodžiai Dievui tiesiai į ausį, nes tikrai labai noriu. Jinai pati sako, kad aš iš konteksto labai daug ką susigaudau, daugiau susigaudau, negu šiaip turbūt taip iš niekur, bet tiesiog ji buvo mažiukė. Tai ta dvikalbystė man tokia nepaprastai įdomi tema, nes daugybė dalykų vis dar yra atrandama ir sužinoma, ar ne, apie tuos vaikelius, kurie ypač ankstyvajame amžiuje moka ne vieną kalbą. Jeigu reikėtų apibendrinti ir iš jūsų pačių šeimos patirties ir apskritai iš kolegų ar ne diplomatų, su kokiais sunkumais dažniausiai susiduria diplomatų šeimos, būtent šeimos, ar ne? Ir kokie
apie kokius sėkmingus būdus jūs žinote, kaip tai buvo išspręsta. Dėl to, kad ne tik diplomatai, bet Lietuvoje jau ir verslas kartais keliasi į kitas valstybės, ar ne, ir tenka kelti su šeima, mokslininkai keliasi. Man atrodo, kad tas nomadiškas gyvenimo būdas, jisai ne tai, kad populiarėja, bet jo daugėja apskritai pasaulyje. Ir man atrodo, diplomatai yra ta grupė, į kurią galima atsigręžti ir prašyti patarimų. tai mano toks irgi būtų prašymas, kokiais patarimais jūs galite pasidalinti, kokie tie buvo sunkumai ir kaip juos sprendėte. Tai galbūt aš pavadinčiau juos labiau iššūkiais, nes nesprendžiamas dalykas. Tai apie vieną jų jau kalbėjome, tai yra adaptacinis iššūkis ir vėlgi, kaip kalbėjome, čia priklauso nuo žmogaus ir kai tu matai, kad tu turi kažkokį iššūkį rūpestį, tai tiesiog reikia kreiptis pagalbos, ieškoti pagalbos šitoj vietoj, iš pradžių šeimoje, o po to jau toliau. Antras iššūkis būtų vietos kalbos mokėjimas. Kai atvyksti į šalį, kurioje anglų kalba nėra pagrindinė kalba, tuomet būna sudėtinga, sakykime, toje šalyje funkcionuoti, nemokant bent kažkiek tos vietos kalbos, nes tu nei gali pas gydytoją normaliai nueiti, tu klausimą gali užduoti, ar ne, ten žodynė susidėliojęs, ką nori, bet atsakymo nebūtinai suprasi taip, kaip reikėtų suprasti, negali nueiti į parduotuvę elementariai nusipirkti, paprašyti, ko tu nori ir dėl labiau nekalbant jau apie kokio nors meistro išsikvietimą, kai kas nors sugenda, arba vėlgi apie to naujo bendravimo rato kažkokio sukūrimą. Tai tiesiog mano jau iš patirties labai didelis patarimas jau kai sužinote, kad reikia keliauti kažkur, tai tiesiog iš anksto bandyti tam ruoštis, bent jau kažkiek pasimokant tos vietos kalbos ir vaikams padedant pasimokyti tos kalbos. Ir taip pat labai svarbus dar vienas dalykas, vėlgi iš patirties, kad kartais tėvai mano, kad vaikas susistresuos, kai sužinos, kad jam kažkur reikės važiuoti, keisti gyvenimą ir visą kitą, ir iki paskutinės minutės nepasako. Pasako, tarkim, prieš mėnesį, kad žinai ką, važiuojam į kitą pasaulio pusę, žodžiu, būsi toli nuo visų ir taip toliau, tai tikrai reikia vaikui iš anksto pasakyti, vaiką tam paruošti. Su mažais vaikais galima ten paskaityti informacijos kažkokios apie tą šalį, kurią važiuosit, papasakoti, kaip viskas atrodys toje naujoje šalyje ir taip toliau, ir taip toliau. Tai yra, reikia paruošti vaiką. Ir vienas iš paruošimo etapų taip pat ir yra tos šalies kalbos išmokimas, bent jau truputėlį. O dar vienas toks, mano akim žiūrint, labai svarbus iššūkis, tai lietuvių kalbos mokymasis. Kai tu esi šitoj aplinkoj 24 valandas, lietuviškoje aplinkoje 24 valandas per parą, tai yra vienas dalykas. Bet kai tu išvyksti, ir aišku, suaugusieji nepamiršta lietuvių kalbos, bet vaikai tiesiog jie didžiąją laiko dalį būna mokykloje. Ir iš esmės kalba lietuvių kalba tik tai su tėvais, namie ir viskas. Tai geriausių atveju kelias valandas per parą, geriausių atveju. Nes ir tėvai būna užsiėmę, ir vaikams namų darbus reikia daryti ir panašiai. Tai šitoj vietoj, kas padeda, kas gali padėti, ir aš tikrai super rekomenduoju, yra lituanistinis mokymas. Tai dabar yra tikrai daug galimybių, nes tiek Lietuvos valstybė suteikia nuotolinio lituanistinio mokymosi galimybės, tiek jau turime ir privačių iniciatyvų. Taip pat, kai nuvyksti į tą šalį, yra lietuvių bendruomenės, dažniausiai. Jau mes tiek esame pasklydę visame pasaulyje, kad praktiškai visur galima surasti lietuvių bendruomenę, o kur yra lietuviai, ten yra ir paprastai lituanistinės mokyklėlės.
Tai jeigu vaikas mokosi nuotoliniu būdu lituanistinėje mokykloje, ar ne, tai yra tiesiog fantastika, labai gerai, nes vaikas ten, paprastai toks mokymas yra vykdomas pagal Lietuvos vyriausybės patvirtintą programą ir jis vyksta taip, kaip vyksta ir Lietuvoje, ar ne, ir tai padeda vaikams jau sugrįžtant į Lietuvą įsilieti sklandžiau į tą mokymosi procesą. Vaikas ne tik tai išlaiko kalbos mokėjimą, bet jis ir moka ir rašinėlį teisingai parašyti ir taip toliau. Tai tas yra tiesiog fantastika ir super gerai, bet jeigu prie to prisideda dar ir lietuvių bendruomenių lituanistinės mokyklėlės, tai irgi labai padeda, nes ten ir kalbos pasimoko, ir plus dar gyvai pabendrauja su kitais vaikais, žaidimo metu panaudoja tą savo išmoktas kažkokias frazes ir dar labiau supranta, kodėl tas lietuvių kalbos reikia ir dar labiau nori išmokti, kad galėtų komunikuoti su kitais lietuvių vaikais. Ir šitoj vietoj, aš sakyčiau, čia yra tokia trijulė šitoj vietoj svarbi mokantis lietuvių kalbos. Tai pirma, kaip minėjau, nuotolinis lituanistinis mokymas, mokymasis tose bendruomenės lituanistinėse mokyklėlėse, bet taip pat, mano akim žiūrint, labai svarbus ir tėvų vaidmuo. Nes iš tikrųjų, kad ir koks geras būtų lituanistinis mokymas, reikia visko daugiau. Reikia, kad tėvai bendrautų su vaiku lietuvių kalba. Reikia vaikui ir knygutę paskaityti lietuvišką prieš miegą, jeigu tai yra mažas vaikas. Mes, tarkim, šeimoje sūnus visada prašo paskaityti pasakėlę ar ten kokią nors enciklopediją ar dar kažką. Jis turi labai daug knygų, tai visą laiką renkasi, ką nori, kad paskaitytume prieš miegelį. Bet tam, kad plėstųsi jo žodynas, tai mes tiesiog su juo kartu skaitom. Kartais jis vienas paskaito, kartais jis man garsiai kažką paskaito, kartais aš jam paskaitau. Ir po to mes aptariame, kągi tu perskaitei, apie ką tą knygą. Tai jeigu iš pradžių būna kartais tai, nežinau, perskaičiau. Tai apie ką knygą? Nežinau. Tai tada pradedi užduoti jam klausimus, o ką tas veikėjas veikia, o kodėl jis taip pasielgė. Ir taip toliau, ir po truputį taip iš vaiko traukia syliuką pusiliuko ir jis po truputį išmoksta ir tos tekstus suprasti. Ir visa tai, tie trys veiksniai, kai susideda kartu, aš manau, kad sukuria tokį gerą pagrindą vaiko kalbos mokymuisi ir vaiko sugrįžimui į Lietuvą ir vėlgi tam įsileidimui į tą mokymosi procesą Lietuvoje. Labai ačiū už tą pasidalinimą patirtį. Mes dar turėjom tokią taisyklę namuose Belgijoje, kadangi vaikai buvo vienu metu pradėję tarpusavyje kalbėti berniukai angliškai, o sūnus su dukra prancūziškai. Ir tada mes pradėjom sakyti, žiūrėkit, mūsų namai yra kaip Lietuvos ambasada. Ta sekundę, kai jūs peržengėte slenkstį, jūs atsidurėte Lietuvos žemėje. Ir jokių būdų negali būti jokios kitos kalbos, tik tai lietuvių kalba. Ir aš prisimenu mūsų vaikai ten ir dūsadavo, ir akimis vartydavo ir visa kita, bet aš labai griežtai esu net vieną kartą išvarius iš namų, sakau, tai stovėkit tada ant Prancūzijos žemės ir kalbėkit prancūziškai. Jeigu jūs norite stotis ant Lietuvos žemės, tai prašau kalbėti lietuviškai. Tai šitose namuose mes kalbame tik lietuvių kalbą. Aišku, mums buvo lengviau, nes mes abu su vyru lietuviai. Sunkiau, kai šeima mišri, ar ne, nes tada labai sunku yra pasakyti, kad, jeigu tėtis prancūzas, mama lietuvė arba atvirkščiai, tai kieno čia žemė, ar ne? Mums buvo labai lengva. Jeigu peržengi namų slenkstį, čia jau yra Lietuva ir prašome kalbėti tik tai lietuvių kalba. Ir lygiai taip pat aš, pavyzdžiui, neatskaitomas knygelės, ten, nes, visieną ten knygos labai daug sveria, ką irgi supratome, persikėlė, kad knygos tikrai labai daug sveria, kai reikia kraustytis. Ir negali tų lietuviškų knygų bet kiek prisivežti. Tai aš ypač jaunesniem vaikam pirkdavau prancūziškas arba angliškas knygeles ir versdavau.
skaitau lietuviškai, bet, parašyta tai prancūzų arba anglų kalba, bet skaitau lietuviškai. Dėl to, kad, vaiko kalba turtingėtų, žodynas plėstųsi ir visa kita. Ir aš prisimenu, kai mūsų sūnus pirmą kartą jau pradėjo skaityti, jis labai anksti pradėjo skaityti ir žiūri ir sako, bet čia ne lietuviškai parašyta. Sako, kodėl tu skaitydavai, kaip tu skaitydavai lietuviškai? Sako, čia ne lietuviškai parašyta. tai vėlgi, ar ne, man atrodo, tikrai labai svarbi ta pastanga ir aš visą laiką sakau, kad, pati pradžia viso ir vaikystės sodo ir Karalienės Mortos mokyklos, tai buvo lituanistinė Briuselyje. Nes mano pirmoji mokyklėlė iš visų mokyklų ir buvo lituanistinė Briuselyje, kurią mes pradėjome tada dar mūsų namuose. Ir pas mus kiekvieną šeštadienį į mūsų namus atvažiuodavo pradžioj 25 vaikai, o po to jau netgi buvo, maksimumas buvo 41, bet jau tada net vaikai pasakė, mama, čia tiesiog jie nebetelpa, jau kažką darom. Ir aš turėjau dar keletą mamų savanorių iš lietuvių bendruomenės Belgijoje, kur mes viską tą kartu darėm ir jau po to aš labai džiaugiausi, nes ambasada mus pasikvietė, suteikė patalpas, nes jau tikrai mūsų namai jau sproginėjo nuo tų vaikų norinčių, nes atvažiuodavo net iš, kur kelias valandas važiuodavo Belgijoje, tai tikrai buvo nepaprastai smagi veikla ir aš labai didelę prasmę mačiau ir kai aš prisimenu irgi per Kalėdas, per vieną renginį, ten mišri šeima iš tolėliau važiuodavo. Ir kai dukra pradėjo dainuoti lietuvių kalbą per kalėdinį renginį ir mama sėdi ir graudinasi. Ir man tai buvo toks visiškai, kur galvoji, kiekvienas tas šeštadienis su visais tais vaikais visiškai vertas. Ir visiškai, ta savanorystė yra absoliučiai atsiperkantis nuostabus dalykas. Tai dėl to labai norėjau tą atgaivinti labai ilgą laiką, nes labai jautriai tą visą laiką prisimindavau tą patirtį Belgijoje. Tai labai džiaugiausi, kad kai jau Karalienės Mortos mokykla atsistojo ant kojų, kad galėjom ir, jau tada sakau, tada žiūrėkit, dabar jau einam į lituanistinį, nes noriu susigrąžinti tą jausmą tų vaikų, kuris buvo Belgijoje, kai tie vaikuliukai pradeda kalbėti, pradeda dainuoti, pradeda kalbėtis tarpusavyje lietuvių kalba, nes pasijaučia jau pakankamai stiprus, pakankamai galintys ir tvirti kalbėti lietuvių kalba. Ir aš visą laiką sakydavau, mažiausiai, ką tu galėsi pasakyti, mokėdamas lietuvių kalbą, tai nuo ko jūs ir pradėjot, kad tai yra viena seniausių kalbų pasaulyje. Ir kad aš ją gyvai moku ir kokia tai yra fantastinė dovana tėvų, nes iš tiesų tai yra tėvų dovana vaikui, ar ne? Nes vaikui labai sunku suprasti, ypatingai mažam vaikui, po to ir paauglystėje sunku suprasti, kodėl jam reikia tos lietuvių kalbos, kai jis puikiai su draugais susišneka ar prancūziškai, ar japoniškai, ar ispaniškai, ar dar kažkaip, ar ne? O čia, taigi, su tėvais vien tik tai kam man tobulinti tą kalbą? Bet aš nepažįstu nei vieno, kuris jau suaugęs už tai nedėkotų tėvams. Ir mane tai labai labai įkvepia, nes iš tiesų, kadangi tenka bendrauti su bendruomenėmis, dar nei vienas nėra pasakęs, kad aš tai siaubingai pykstu ant savo tėvų, kad aš moku lietuvių kalbą. Tai labai 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 ačiū irgi, kad pasidalinot. Kalbant apie... Tai aš naudodamasi dar progą noriu iš tikrųjų padėkoti, kad ta jūsų šeštadieninė iniciatyva išsivystė į labai rimtą mokyklą, kurioje dirba iš tikrųjų puikus mokytojai. Žinau tą iš kur, iš ten, kad mano vaikas lanko jūsų mokyklą nuotoliu ir jam labai patinka. Jis jau turėjo 2 mokytojas, nes viena mokytoja buvo Europoje, kai aš dirbau Lenkijoje. Ir mes tenai gyvenam, o kita dabar, kai gyvename Kanadoje, tai fantastiškos mokytojos labai moka pateikti medžiagą ir moka ne tik tai mokyti,
bet ir prakalbinti tuos vaikus. Tai vaikai ten ištisai bando pasakoti, ką veikia, nežinau, per visą savaitę bando rodyti kažkokias savo veiklas ir panašiai. Tai nesijaučia taip, kad būtų vien tik tai mokykloje, o jaučiasi taip tarsi, būtų draugų būrelėje, bet tuo pačiu metu ir išmoksta tai, ką turi išmokti. Tai esu be galo už tai dėkinga. Ačiū labai. Ačiū Jums labai. Ir kalbant apie vaikus, ar ne, ir apie diplomatų vaikus, vėlgi man atrodo, kad ne visiems yra aišku, ar ir kiek, jeigu įtraukiami vaikai patys į Lietuvos atstovavimo veiklas. Ar ne, mes, pavyzdžiui, savo vaikam visada sakydavom, kad žiūrėkite, jūsų mokykloje daugiau nėra lietuvių. Vadinasi, visi su jūs susidurdami taip galvos apie Lietuvą. Jeigu jūs nemandagus, galvos, kad lietuviai nemandagus. Jeigu jūs nesimokote, tai galvos, kad lietuviai tinginiai. Ir nežinau, mums kažkaip su vyru atrodė, kad jie irgi lygiai taip pat atstovauja Lietuvai, ar ne? Būdami dėl to į visas šventes, ten jie neždavosi juodą duoną, apie ją pasakotų. Pirmą mes namie jau ten viską susižiūrėdavom, kad tikrai viską papasakotų ir teisingai, tada jau jie eidavo ar ten tautinius rūbus, ar ten dar kažką. Ir man netgi atrodė, kad jie, čia tai gal grubiai nuskambės, bet iš tiesų buvo labiau lietuviais, kai gyvenome Belgijoje. Nes ten tu taip puoselėji tą savo identitetą ir tą savo lietuvybę. Ir mokykloje ten buvo visų valstybių, iš kurių yra susirinkę vaikai, vėliavos pakabintos. Ir mūsų sūnui tai, kad pakabino dėl jo Lietuvos vėliavą. Ir kad tol, kol jis bus mokykloje, jį kabės ir visa kita, tai buvo toks, iš karto pasitempti, ar ne, priverčiantis faktorius. Tai viena vertus, ar ne, tas yra netiesioginė ambasadorystė, kuri yra ambasadoje, kur tėvai kalba apie tą atstovavimą Lietuvai. Bet ar yra ir kažkokių, renginių ar veiksmų, kuriuose vaikai turi dalyvauti? Nes aš esu nekartą gavus šitą klausimą, tai man atrodo įdomu papasakoti klausytojam apie tai. Mūsų vaikai dalyvauja visur, kur tik tai gali dalyvauti vaikai. Ir iš esmės jie džiaugiasi galėdami dalyvauti, nes žino, kad ten, kur dalyvauja visos šeimos, po oficialios dalies visada būna neoficiali dalis, kur vaikai gali susitikti, susipažinti, jeigu dar nepažįsta vienas kito, pabendrauti, pažaisti, paišdykauti. Tai jie tikrai labai noriai dalyvauja tokiuose renginiuose. Ir jūs esate teisi dėl tos tapatybės ugdymo. Mes čia prieš kelias dienas čia Otavoje vyko ėjimas, skirtas sausio 13 dienos įvykiams paminėti. Ir mūsų sūnus ten irgi dalyvavo. Ir atėjo daugiau lietuvių bendruomenės atstovų, visi pasipuošė lietuvišką atributiką, kažkas su šaliku, kažkas su kepurė ir taip toliau. Ir mūsų vaikas irgi gavo lietuvišką šaliką, lietuvišką kepurę. Ir kai apsižiūrėjo, pamatė save ir pamatė visus kitus lietuvius, tai pasakė, jaučiuosi tikras lietuvis. Taip, bet to dar vienas dalykas, mes manom, kad vaikai ne tik tai, kad gali, bet ir turi tokiuose renginiuose dalyvauti, nes esame ne kartą kalbėję ir su kitų šalių diplomatais, tai labai dažnai girdime, kad mano vaikas jau po kelintos rotacijos, mano vaikas jau tapo pasaulio piliečiu ir pasaulio vaiku. Tai man atrodo, kad svarbu, kad vaikas būtų ne tik pasaulio pilietis ir pasaulio vaikas, bet ir Lietuvos vaikas. O tam reikia darbo, iš tikrųjų. Tam reikia, kad vaikas kartu su tėvais ir lankytųsi tokiuose renginiuose, kur jis matytų, kodėl mes minime vienokią ar kitokią dieną, kur tėvai ir aplinkiniai žmonės paaiškintų jam, ką tai reiškia. Kas yra Lietuva, kodėl ji tokia yra, kokia yra ir apskritai, ką reiškia būti lietuviu. Tai tas patriotiškumas ar meilė Lietuvai
kažkiek galbūt yra duotybė, galbūt su tėvų genais tą gauni, bet vis tiek ties tuo reikia dirbti. Man taip Tikrai atrodo, dalyvavimas renginiuose labai padeda, tai mes visai skatinam. Man irgi atrodo, kad tai nėra savaime suprantama, tai yra, meilė yra veiksmažodis. ir, tai nėra savaime suprantamas dalykas. Ir lygiai taip pat meilė, savo valstybei, savo kalbai, savo papročiams, savo tradicijoms irgi yra veiksmažodis ir turi būti su tuo siejamas veiksmas, nuolatinis. Aš irgi į ką atkreipiau dėmesį, tai, kad mes mokykloje turime labai stiprią pilietiškumo giją. Ir labai su vaikais, nuo pat ankstyvos vaikystės visada švenčiame šventes, bet ne tiek švenčiame, kiek ir gilinamės į jų prasmę, į jų simbolizmą, labai tą dekonstruojame, aiškinamės, taip, išgyvename, vat būtent taip, ne tik pakalbame apie tai, kad sausio 13, čia paminėsim, įsiseksim neužmirštuolę, bet ką tai reiškia, visai tautai, visai Lietuvai, kokios to yra pasekmės, ką mes šiandien įsisekdami tą neužmirštuolę norime pasakyti, ar ne, ir visa kita. Tai ir aš čia pernai atkreipiau dėmesį, kad mūsų mokykloje 12-okai iš kiekvienos laidos eina atlikti savanorišką karinę tarnybą. Ir dar nebuvo nei vienos laidos, kad nebūtų savanorių. Ir turint omeny, kad pas mus vaikų baigia pirmoje laidoje tik 10, antroje jau 20, trečioje 20, bet nedaug vaikų. Ir iš jų 10% nueina atlikti savanorišką karinę tarnybą. Tai pagalvojau, čia yra labai, labai daug. Ir tada pradėjau galvoti, bet tai ir yra dėl to, kad tėvai apie tai šneka, tėvams tai yra svarbu. Mes kaip mokykla apie tai kalbame, kad būtent, kad ta meilė yra veiksmažodis. Ir aš įveiksminu savo jausmą, ar ne, aš paverčiu jį realiu apčiuopiamu veiksmu. Tai man taip, kai pirmą kartą tai pagalvojau, tai kažkada susėdom su vadovais, sakau, žinokit, man net širpuliukai bėgiojo vien pagalvojus apie tai, bet tai ir yra įrodymas, kad, kai mes investuojame, visada sugrįžta. Visada sugrįžta. Dėl to, kad tai yra mūsų laikas, tai yra mūsų meilė, tai yra mūsų prasmė, gylis ir per visą tai ateina ryšys su vaiku ir vaiko vertybinė pajauta. Kas yra, tas vertybinis stuburas mano kaip lietuvio, mano kaip konkretaus asmens ir visa kita, o tai yra be galo tarpusavyje susiję dalykai. Ir tada tai pradeda atsispindėti konkrečiose veiksmuose. Tai aš esu labai, labai tikinti tuo, kad visos mūsų investicijos yra vertos. Visi tie pokalbiai, visos tos diskusijos, visi tie renginiai, visi tie susitikimai, jie yra nepaprastai svarbus ir iš jų susideda ta lietuvybės dėlionė, o ne iš kažkokio tiesiog vieno dalyko. O ką be renginių, kuriuose jūs turite dalyvauti ir be darbo diplomatinio veikiate jūs kaip šeima, pavyzdžiui, dabar Kanadoje? Šiaip mes kaip šeima išnaudojame kiekvieną galimybę, kad kartu pabūtume. Ir tos galimybės ne visada dažnos, bet dažniausiai mes jas išnaudojame tam, kad pažintume šalį, kurioje esame. Tai kai tik tai galime, kai atsiranda tas laisvesnis pusdienis koks ar diena, tai mes tiesiog stengiamės
apeiti muziejus, ypač sūnus labai mėgsta. Su juo, jeigu eini į kokį muziejų ar galeriją, kol jis visko labai įdėmiai neapžiūrės, jis tol neišeis. Ir čia tai buvo nuo pat mažens. Po to nuvažiuojame tiesiog į kokį nors šalia esantį miestelį, į istoriją menančią vietą, čia jų iš tikrųjų yra nemažai. Tiesiog pasivaikštome, sudalyvaujame vietos renginiuose, kažkokiuose, kuriuose ypač gali daugiau irgi sužinoti apie šito šalies istoriją, tradicijas ir taip toliau. Tai tiesiog dažniausiai tokios tos veiklos būna, o kartais tiesiog norime tiesiog gamtoj pabūti. Bet kaip sakė, džiaugiatės sniegu, ar ne? Tai sūnus jau turi roges ir kai tik tai sniegas netirpsta, kai yra tam tinkamas metas ir proga, tai jau imame rogutes ir keliaujame. Tai labai ačiū Jums už pokalbį ir baigdama turiu dar vieną klausimą. Tai kaip dažnai Jums pavyksta grįžti į Lietuvą ir ko labiausiai būnate pasilgusi? Na, kas yra jūsų tai, ką sakot, vat grįšiu, tai tikrai noriu tą padaryti grįžusi į Lietuvą? Dažniausiai viskas priklauso nuo to, kokiai šalyje esame. Kai dirbau Lenkijoje, tai grįždavau tikrai labai dažnai. Bet iš tos pačios Japonijos ar Kanados tai tikrai nepriskraidysi. Dažniausiai kartą per metus grįžtame. O kalbant apie tai, ko labiausiai pasiilgstame, tai žmonių. Žinokit, artimų žmonių, nors yra dabar daug tų priemonių ir galiu matyti juos taip pat, kaip jūs dabar matau, bet tiesiog trūksta to apsikabinimo, trūksta to gyvo pabendravimo. Ir antras dalykas, kurio labai trūksta, tai, ką aš vadinu savo vietą pasaulyje, tai yra to mano kaimelio, kuriame aš esu gimus. Tai važiuoju ten taip dažnai, kaip tik tai galiu. Ten vis dar stovi mano mamos namelis ir brolis netoliese gyvena. Tai ten yra mano ramybės, tylos vieta, vienintelė vieta tokia pasaulyje, kur tiesiog visi rūpesčiai, nerimas išnyksta ir tiesiog yra tobulas buvimas su savim ir su mylimais žmonėm. Tai va šitų dviejų dalykų. Kaip gražiai pasakėt, tai jūs įsižeminate Lietuvoje, ar ne? Savo gimtinėje. Labai gražu, labai ačiū, kad pasidalinote. Ir iš tiesų, man atrodo, kad labai svarbu mums kalbėti apie tą tokią didelę Lietuvą, ar ne, kuri yra visur. Ir kur žmonės ją su savimi vežasi ir apie ją pasakoja ir ją skleidžia, tai tikrai esu labai dėkinga už šitą mūsų pokalbį, nes mes patys esame to gyvenimo patyrę ir mačiau, kaip mūsų vaikam buvo, irgi mūsų sūnui turbūt gal sunkiausia buvo, kai jo labai geras draugas vidury mokslo metų išvažiavo, nes jo tėvai irgi buvo diplomatai ir jis buvo ir jo neliko, ar ne, ir jam reikėjo susirasti naujų draugų ir atrodo jau išimtas iš Lietuvos, jau naujoj mokykloj, jau lyg susirado draugų ir tas draugas vėl išvažiavo. Tai toks neglamūrinė pusė viso to. O kaip pavyko išspręsti šitą dalyką? Užtruko, bet jie susirado kitą draugą. Mes iš tiesų, mus turbūt visada gelbėjo tai, kad daug vaikų namie. Tai visada yra ir žaidimo draugų, ir kad tu grįši namo, ir tie tai jau tikrai bus. Ir tie tai jau tikrai bus namie, su tais tai jau tikrai lietuvių kalba kalbėsim ir ten jau tėvai to paties reikalaus iš mūsų. Tai tas pastovumas namuose, aš manau, juos
įžemindavo visą laiką. Ir dar turbūt dėl to, kad mes labai griežtai laikėmės ir tos lietuvių kalbos taisyklės. Ir šiaip, ypač su mažais vaikais, turėjom tuos skaitymo ritualus, turėjom susitikimų ritualus ir aišku, mes buvome gerokai arčiau Lietuvos, tai ir dažniau pavykdavo grįžti. Mes grįždavom ir per Kalėdas, ir per naujus metus, ir per vasarą, vasaros jau vaikų atostogas. Nors keletą metų buvom netgi sąmoningai apsisprendę likti, kad vaikai pajustų tos šalies kultūrą, tos šalies tradicijas, dėl to, kad tai yra unikali galimybė ir galbūt daugiau niekada gyvenime jie tos galimybės nebeturės. Tai ir vėl aš manau, kad kol mes turime vaikų, tai mūsų gyvenimas toks truputėlį yra vaikų ritmu. Ne už vaikus gyvename, bet vis vien gyvename su jais. Ir turime galvoti apie tas galimybes, apie tos langus ir duris, kurias jiems galime atverti ir parodyti tą platesnį pasaulį, įvairesnį pasaulį. Nes ką aš pati matau, tai labai daug diplomatų vaikų, su kuriais tenka susidurti, jie yra labai atviri pasauliui. Jie yra labai atviri pasauliui, jie yra atviri patirtims ir jie turi daugiau širdies tam pasauliui. Dėl to, kad žino, koks jisai yra netobulas, bet gražus. Ar ne? Nes kiekvienoje valstybėje yra kažkas gero, kažkas blogo. Ir jie kažkaip, aš ir su savo vaikais pastebiu, jie yra mažiau kritiški Lietuvai. Iš esmės, be jokios abejonės, visi mes turime pasakyti, kas galėtų būti geriau, nebejoju, bet jie žino, kad niekur nėra visko gerai. Ir manau, kad iš to irgi ateina ir empatijos daugiau, ir tolerancijos daugiau, ir to tokio atvirumo. O su ta empatija ir tolerancija tai ateina daugiau taikos į pasaulį. Ir asmeninių lygmenių, ir tuo visuomeninių lygmenių. Nes tu tiesiog priimi tą pasaulį labiau tokį, koks jis yra, o ne bandai jį laužti, kad būtų toks, koks tu nori, kad būtų, ar ne? Tai vėlgi, ar ne, nors mes kalbėjome ir apie iššūkius, ar problemas, su kuriuom susidurėm, bet yra labai labai daug ir dovanų tų tokių patirčių ir tokio gyvenimo, ir man atrodo, kad svarbu apie tas patirtis kalbėti, jomis dalintis, nes tada daugiau žmonių išgirsta ir daugiau žmonių gali būti atviresni ir lankstesni tam sudėtingam pasauliui, kuriame niekas nėra tik tai juoda arba tik tai balta. Pritariu 100%. Tai ačiū Jums labai, Galina, buvo labai labai malonu už Jūsų laiką, už susitikimą ir iki kitų pasimatymų. Labai ačiū Jums.